Žinoma, mes galime užsimerkti ir sakyti, kad, galbūt kai kuriuose srityse finansų reikia mažiau. Bet kiekvienas organizacijos sprendimas, jis turėtų būti pagrįstas. Skaičiais grįsta logika, istoriniais duomenimis ir modeliuojamais ateities duomenimis mes finansų magistro studijose ir naudojamės. Kam reikia finansų magistro arba kuo jis rinkoje gali būti naudingas, lyginant su kitom studijų programom? Finansų magistro studijose mes kalbame ne tik tai apie tai, kaip pažinti reiškinius, juos įvertinti, bet mes kalbame ir apie tai, kaip tuos reiškinius modeliuoti, kokį poveikį reiškiniai, priimti sprendimai gali padaryti organizacijai. Moduliai dėstomi patyrusių specialistų, mes kviečiamės ir rinkos žaidėjus, arba kitaip tariant žmonės iš rinkos, kurie mums padeda ir neužmigti su turiniu, visą laiką jį atnaujinti. Taip pat pasitelkiama Bloomberg platforma atsisiųsti šios dienos naujausius duomenis, tokius kokie yra paskelbti pasaulyje. Karjeros galimybės, mes galime visą laiką sakyti plačios, piešti burbulus apie tai, kalbėti apie aukštus debesis. Bet finansų magistras tikrai ras savo vietą įmonės finansų valdymo procesuose. Mes kalbam apie investicijų vertinimo specialistus. Žmonės dirbančius bankuose, kurie jau supranta procesus plačiai. Finansų magistro studijos, jos duoda tą pamatą, kuris yra reikalingas tapti viduriniosios ir aukštesniosios grandies finansų srities specialistu.